Labą dieną Lietuva. Pastaruoju metu Lietuvos drifto forumuose buvo daug diskusijų, kurgi vyks Lietuvos drifto sezono atidarimas. Ar tai bus Kuršienai ir Matsuris, ar tai bus Šiauliai su Semipro ir Street etapu. Na ir šis klausimas visgi išsisuko labai įdomiai, nes Drift Hapkins komanda buvo pakviesta į Ispaniją Ricardo Tormo trasą ir mes šiandien tą sezoną lietuvišką, europietišką ir jau atidarinėjom. Čia išlipau ir važiuoju. Ei, gera mašina. Tai aš tau sakiau, supranti, kai Marius daro, viskas taip ir būna, o tai tu perdarai, tai veikia. Vairuojamas, vairs. Nieko neperginu, nusipirksi naują. Nu va. Master Blaster, ne? Tu ką, nesupratai iš karto, kad tik tokia tai reikia. Jūs man nedraugai. Viskas na jau išrota, bet Viskas gerai. Kas išrota? tai ona nebevažiuojama. Vai, tu man pats išrota. Kaip savijautis, Donatai? Nepalieka savybės. Tai kalčiausias vyko kas? Astralas, ar ne? Kameramenas. Nieko, nu praeis valanda kitą, būsi gyvesnis. Čia nasteika to? Jo, sveikas buvo turbūt. Bet įdomus statymas, supranti, kad streikų skundėsi Marius, o blogai jautiesi tu. Čia ką tik važiavo turbūt vienas geresnių Ispanijos drifto pilotų. O kad įsivaizduot Ricardo Tormo trasos dydį, tai nuo ano galo, kur matosi gale baltas būsas, iki ano, kur yra tokia violetinė rampa, turbūt yra, nežinau, geros 5 minutės turbūt. Galima pasižiūrėti, kiek pas mus čia kainuoja maistelis ir galėsite komentaruose parašyti, kur pigiau tūsintis, ar Ispanija ir Lietuvoje. Burgeriai po 10, dar kitokie burgeriai 10-11. Saldumynai ledai tarp 3-5 eurų. Sumuštinukai visokie velniai, va, matom nuo 10 iki 6 tam tarpe. Vėlgi 8. Porcijos iš tikrųjų čia nėra mažos. Tai už 10 eurų drąsiai galima būtų kažką susivalgyti. Taip, kas čia darbas mums toliau yra turas. Kabakėlis su muzikyte. Vėl kabakėliai. Turi mechaniką, kuris nedarbo vietoje. Ar kažkur važinėja. Laisvų laikų veikiu, ką noriu. O aš darau žiūrovam turą. Parodysiu, kaip ratlankė atrodo. Nu tai ką tu padarei? Čia ne aš, čia Marius. Ką? Nekirčiu jūsų. Manęs klausė, ką aš padariau, sakiau, čia ne aš, čia Marius. The next day. Ką tu padarei? Ką tu padarei? Visą nervą sudaužėjai.
Nu tai kas čia per padangų? Besleikas. Jie neskirti tiek mašinų. Idėja užpatentuota, niekas nevokit mūsų šito bairio. Bėk. Yes! Ką tu? Ką vakare? Guliu. Sveiki, linkėjimai iš Ispanijos. Gavome iš Ispanijos Drifto federacijos kvietimą atvykti į jų sezono atidarymo festivalį ir drifto varžybas. Aišku, negalėjom atsisakyti tokios puikios progos pasinaudoti gerų orų, nors varžybose pasitaikė nemažai kurioziškų situacijų, bet viskas baigėsi labai neblogai. Pavyko iškovoti antrąją vietą. In drifting competition. Pues le vamos a dar el segundo premio para la segunda mejor clasificada a Sandra Driftapens. Fuerte el aplauso. Taip pat Ricardo Tormo trasoje testavau ir savo naująjį automobilį, atliksime jam keletą patobulinimų ir jį galėsite išvysti Lietuvos drifto varžybose.